Labas vakaras, mes pirmiausia labai atsiprašom. Negražu vėluoti, ne? Mes tikrai labai pavėlavom. Nežinau, kad jūsų čia paėsas vėl. Bet tai gal tada ją galvotų. Bet jūs mūsų nevarkite, mes atsiprašėjai. Bet mes labai nuo daug aplinkybų priklausome. Abo rodiklės prapuolusios. Mes jų visą maišą knygų atvežėm. Ieškojom, bet radom. Taip. Ir gražiai sutarėt, nesipešat, ne? Pešame. Tai dabar jau nors prie mūsų viešnagai nesusipeškit, tada mes mūsų kaltos. Alma ir apstaršė. Tai man aukštaičiai yra perprantami žmonės, tai galėčiau susišnekėti, nes jeigu tarmiškai kalbėtume, suprasčiau. Tai va, ne taip jau čia taip. O kita rašytoja yra Kristina Gudonytė. Režisierė, dailininkė, dainininkė. Nu, žodžiu, kokius tik tai, kokie tai įmanomi dalykai, viską įdaro. Taip, tik futbolo komandos dar nesukūriau. Atsikūrsiu. Ne iš šitų kraštų. Čia yra Gudonių. Taip, šitą. Aš pamiršau, kad aš esu. Kad atvyko. Aš esu Lilija Žadeikytė. Gerai žiūrėjau. Taip neseniai atrodo dar dieduko jubiliejų šventėm, o dabar va Antanui 70. O tai taviškiam netekva? Vaik, jokus kalveiga. Maniškis pernai atšventė 70. Tik matai, maniškis tai geriau atrodo negu Antanas. Jeigu netaplikė, tai nesistebėčiau, kad ir panos iš paskos lakstys. Kas pirmas turėtų pradėti, ten buvo iškeltos kelios kandidatūros ir ten nubalsavo, kad vis dėlto Kristina Gudonytė. Man atrodo, ir čia tas pats, ne? Nu va! Gerai, sutinkat, vidury pasodinom. Nu va! Tarp žemaitės ir aukštaitės. O mes jau replikuosim, padėsim. Eina pradėti. Altalekė paukštelė, Altanešė laiškelį, Altalekė paukštelė. Ne, truputėlį per aukštai paėmiau. Altanešė laiškelį, galėjo neatlaikti, galėjo neatnešti pavyzdžiui. Jeigu reikėtų, tai ir salė prisijungta, ne? Taip, tik aš truputėlį per aukštai paėmiau, jau vis tiek balsas pavargęs. Bet Kristina tikrai ir dainininkė, ir aktorė, ir režisierė, ir jau kuris laikas kaip rašytoja. Ai, klausykit, aš jums padariau. Reiškia, truputėlį papasakosiu ir paskui galėsit pasižiūrėti. Matau, kad čia yra jaunų, tokių labai, visai dar jaunų, tai čia paveikslėliai patiks tikrai. O šiaip tai iš tikrųjų daug turiu tų profesijų. Taip išėjo, kad, reiškia, vaidinu nuo 6 metų. Reiškia, dar mokykloje į 1. klasę pradėjau eiti, pradėjau ten lankyti muzikos pamokas ir taip išėjo, kad mane pamatė ten toksai vienas režisierius, Henrikas Šablevičius. Jisai tuo metu buvo Arūno Žebriūno asistentas ir pasiūlė padalyvauti bandymuose. Tai va taip prasidėjo mano darbas. Aš kaip suaugęs žmogus paskui, reiškia, ten ir filmuodavausi ir labai daug filmų garsinau kino studijoje. Ir paskui vaikų valandėlės vesdavau, reiškia, labanakt vaikučius. Ir paskui paišydavau... Mes kartu kažkada vaikų buvom. Taip, buvom, ja. Ir paskui, reiškia, paišydavau, žinot, Donaldą Bisetą, pasakaitas tokias. Tai pasirinkdavau pasaką, pasakodavau ją ir čia pat paišydavau, reiškia, ją paišydavau. Visus personažus, ten kol papasakodavau pasaką per televiziją, jo, tokia laida buvo. Paišau Bisetą ar kažkaip, taip ir vadinosi, man atrodo. Reiškia, nu, į tą man viską reikėjo daryti ir pasirinkti, ir pačiai savo susirežisuoti, nupaišyti, nu, tai žodžiu, taip išėjo, kad, reiškia, nuo pat pradžios prasidėjo daug visokių sričių ir apjungimas į vieną. Nu, paskui, reiškia, baigiau režisūrą, nes man jau vaidint vien tik tai teatre nusibodo. Po konservatorijos aš dar 10 metų vaidinau teatre įvairius vaidmenis.
Nu, paskui, reiškia, bet jau čia Maskvoje kino režisūra. Paskui stačiau spektaklius ir Nacionaliniam teatre, ir Klaipėdos dramos teatre. Ir paskutiniu metu, tai kai statau spektaklį, tai taip išeina, aš kadangi dar ir tapau, ir daug esu pritapius, reiškia 15 jau kūrybinių personalinių parodų turėjus įvairiose vietose, ir užsienyje, ir Lietuvoje, ir paveikslų, ir Paryžiuje, ir New York'e. Dar Armėnijoje, ten keli, Bulgarijoje, Čekijoje, nu, žodžiu, įvairiose šalyse. Tai šitą man tekdavo ir scenografiją daryti. O scenografija tai yra, reiškia, va, aš už tai kaip pavyzdį, reiškia, atsinešiau su savim, reiškia, kai statai spektaklį prieš tai, kaip turi atrodyti scena, turi nupaišyti tą vaizdelį. Nu, jau žiūrit. Tai va, šičia jau yra nufotografuota jau artistai dekoracijoje. Jau vaidinimas, nu ne vaidinimas, jie čia mane surišo, kad aš atseit nepabėgčiau iš Klaipėdos teatro. Ir čia va visur, aš jums toj per rankas paleisiu ir šitus, kaip iliustrą. O čia aš nupaišiau prieš tai, įsivaizduojat, kad staliai, metalo, ten kur iš metalo daro visokias detalės, rekvizitą ten rankioje, kad visi žinotų, kaip viskas turi atrodyti ir kiekvienas savo darbą daro. Nes spektaklį pastatyti nėra taip paprasta, nu, labai daug žmonių prie to dirba. Ne vien tik tai artistai vaidina, ten reiškia, režisierius režisuoja, bet labai daug. Nu, žodžiu, va tokius dalykus. Ai, nu, parodysiu šitą, nes čia durelės atsidaro. Va, įsivaizduojat, nupaišau. Čia yra tas vaizdas, kuris turi būt. Jau čia kito veiksmo, reiškia, scenovaizdis, dekoracija. Ir čia va medis atsidarantis. Čia eglės ir čia vyksta veiksmas. Visok šitas kelmas, tarp kitko, irgi judantis. Čia visi dalykai praktiškai judantis. Tai dar reikėjo visokius ratukus, ten konstrukcijas, tas. O čia, kad staliai žinotų, kaip tą daryti, taip pat priklijavau, kad atsidarytų durelės, kad paskui, kai šiaip tai atrodo paprasčiausias medis, nu toks kelmas. O paskui, kai atsidaro, tai pasirodo, kad čia yra plėšiko landynė. Gaunasi kaip kambarys. Ir nieko nereikia keisti, tai durelės atidarai ir jau gaunasi, reiškia, viskas vyksta jau kambarį, viduje. Tai vat visokius tokius dalykus reikia sugalvot, paskui apskaičiuot, kad nebūtų taip, kad užlipa ko nors aktorius ir staiga pradeda viską siuvuoti, net laiko svorio, visas konstrukcijas, viską apskaičiuot, kiekvieną šriubą. Kad, reiškia, būtų ir saugu ir taip toliau. Čia, sakau, masė visokio tokio darbo. Ir aš jums patuduosiu, jūs galėsit pasižiūrėti. Paskui, reiškia, drabužius pati irgi. Ir siuvėjams reikia viską išaiškinti, bet... Lauk, tai tą pusę verčiu. Jo. Va taip atrodė plėšikas Vocemfotas. Aš plėšikas Vocemfotas. Labai geras aktorius vaidino. Va, čia irgi jisai yra ir čia yra močiutė. Va dainelė, turbūt gal girdėjot, iš tokių šviežesnių, kur per televizorių neseniai dainavo. Pirmadienį, kai oras nuostabus ir krapina lietus, mes valgom lietinius. Antradienį, kai spigina kaitra ir tyli gitara, pietums kepta višta. Nu čia visas meniu. Taip sakant, tokia močiutė garsi kulinarė, nu labai skaniai gamina valgyti ir kiekvieną dieną jinai reiškia viską nors kitką ir jinai ten, čia jos dainelė. Tai vat, pavyzdžiui, šitą tekstuką irgi aš parašiau, man čia gėda, aišku, prisipažinti, kadangi rimta poetė sėdi šalia. Bet čia reiškia pagal žanrą, kuri reiškia dainelės. Bet gražiai parašyti ir dar padainuos, ar ne? Tai kaip aš galiu kritikuoti, jeigu jums patinka? Čia yra, reiškia, šito neaiškinsiu, taip įsivaizduojat, kaip tas vyksta turbūt. O čia yra, reiškia, kitam spektakliui. Čia kalėdinį, parašiau pati pjesę nuo pradžios, jau ten čia ne inscenizacija, čia mano buvo. Ir irgi nupaišiau scenovaizdį ir drabužius ir visą kitą. Jūs, pavyzdžiui, svajojat apie ką nors, kuo būsit, kai užaugsit?
Artistais nėra norinčių, ne? Yra. O poetais? Yra? Kol kas, čia dar amžius ne tas, supranti, poezijas pradeda rašyti tada, kai jau meilės prasideda. Įsimylėsite, gal ir norėsite. Aš pirmą kartą įsimylėjau 6 klasiai. Tai kažkokie nors 5-okai, tai žinokit, jau nedaug liko iki eilių rašymo. Čia tai faktas. Dabar taip, dar esu, reiškia, galbūt jūs matėt, nematėt, nežinau, pastačius televizijos filmus ten kelis, reiškia, iš tokių, reiškia, kur tikrai vaikai galėjo matyti, nes daug kartų rodyti, yra dvinukės ir dvinukai, vašytė, juos dabar dar kartais parodo per antrą, reiškia, LRT kanalą. O šiaip tai knygą pirmą, reiškia, parašiau todėl, kad susilaužiau koją. Ir negalėjau lakstyti jokias repeticijas, negalėjau aš ten nei šokti, nei dainuoti. Tai teko man, reiškia, pusmetį sėdėti namie ir atsirado knyga. Dabar žinot ką? Šiek tiek Didžiausia mergaitė čia ta. Nu kaip, peržiūrėjot? Ir aš esu parašiusi kalėdinę pasaką, Šilėnų šarkos šokoladas vadinasi. Tai labai kukliai išleista, Panevėžio Žygis gal 90 metais, bet mokyklos labai stato, todėl kad ta pasaka užima 15 minučių, o viskas priklauso nuo režisieriaus, kuris suorganizuoja visą žaidimą prie glutės konkrečiai. Ten brakonieriai kerta eglutę, vaikai ten bando tą eglutę apginti, žodžiu, ir lapė, ir kiškė, ir visokie ten barsai dalyvauja. Tikrai labai vaikiškas spektakliukas konkrečiai. Tai man labai trūksta tokių scenarijų, buvom statėm kažkada ir Violetos Balčinskaitės, paskutinė lapė, tai ten aš labai sutrumpinam, tokia statom tokia pusės valandos. Taip, jau reikia trumpo vaikams, o tai reikia ko trumpesnio. Paskutinėje lapėje aš vaidinau ten tą mergaitę su Sabaliu, buvo vaidinti, reiškia, televizijos spektaklis, kaip pasakė, kur aš girdėjau. Samanta, tu buvai mergaitė, kur matai. O kas aš buvau? O tugi buvai, tu Laputaitė buvai mažai. Ten didelis vaidmuo lapės. O lapė buvo Roberta mūsų, tai mes tokį neturim nusifilmavę. Jinai visą laiką būna lapė. Tikrai? O labai geras vaidmuo lapė. Profesionali lapė. Profesionali lapė, kuri nuo 4 klasės auga ir auga lapė, ir dabar 9 ir vis tiek lapė. Gerai? Milanai, ateik čia, tilpsim dviesi. Ateik, nu. Milanai, teisė? Nenori? Ateis. Va, eik, čia kaip Milanas, nu eik. Dabar, jeigu ten vardot, tai tada tyliai gal gerai nesikalbėkit, nes man... Oi, džiaugsmas. Labai gerai. Oi, ką? Telpa, puikiausia. Taip, tu viską pakalėlės, kad aš apkusęs. O, super. Ir dabar abudu skaitysim. Matai, kokie dantis. Nieko sauka. Reiškia, žinot, čia ta pirma knygutė, kurią parašiau, kai susilaužiau koją. Va šitą knygutę jūs visi tikrai galėtumėt skaityti. Ten, pavyzdžiui, kitos jau yra tokiems šiek tiek vyresniems paaugliams, ten iš 15 metų ir panašiai. O šita, bet kai tik jūsų amžių. Ir aš jums ją paliksiu, padovanosiu ir nežinau, ar turit biblioteką? Turit? O knygutę turit? Ne. Tai va, tai aš jums ją galiu palikti, nes kitų tai neturiu daugiau. Pažvelkime į mūsų pasaulį. Jį valdo suaugusieji. Ir kągi mes matome? Karai, streikai, muštynės, sproginėja bombos, skęsta laivai ir krenta lėktuvai. O per televizorių įsijungi vieną kanalą, koks nors raumeningas vyraukas šienauja galvos kaip kopūstus, ane? Per kitą rodo, kaip policininkai šaudo į nusikaltėlius. Per trečią, kaip nusikaltėliai kankino policininkus. Viskas, matyt, savo pakenkiu. Ir taip be galo. O dar, ar jūs pastebėjote, kaip suaugusiai nori ką nors valdyti ir kaip jie pešasi dėl valdžios? Kaip maži vaikai dėl triratuko. Nori valdyti, bet nemoka, nes šito dalyko reikia mokytis. Taip, valdovais negimstama. Reikia išmokti galvoti ne apie save, o apie kitus. Reikia išmokti galvoti už kitus, kaip už save. Vienas išminčius yra pasakęs taip: jeigu nori valdyti, pirmiausia išmok valdyti save, pradėk nuo to.
Taigi, bet aš regis nukrydau į lankas. Neseniai pasvajojau. O kas būtų, jeigu pasaulį valdytų vaikai? Man irgi atrodo, kad visai gerai būtų. Turbūt gyvenimas būtų daug linksmesnis, nes vaikai visų labiausiai mėgsta juoktis. Turbūt net tokia baisybė kaip karas būtų linksma. O tai padaryti visai nesunku. Reikia tik šiek tiek pagalvoti ir labai panorėti, kad būtų kitaip. Pavyzdžiui, įsivaizduokite tokį karą. Kareiviai ištaiso visus pistoletus, šautuvus, kulkosvaidžius ir visą kitą ne šoviniais, o saldainiais. Geras, ane? Riešutais šokolade. Dar geriau, ane? Tortais, ledais ir kitais skaniais dalykais. Tarkim, tu iššauni, tavo riešutas šokolade lekia į priešą, o jis tau atsako šauniu karameliniu ledų šūviu. Patrankos, kurioms reikia stambių sviedinių, galėtų šaudyti tortais ir pyragais. Nu super, ne? Vat reikia tokį karą padaryti. Įsivaizduojate, koks saldus būtų karas. Ne karas, o tikra gimimo dienos puota. Įsigeidi ko nors saldaus ir eini kariauti. Kaip prisismalyžiauji iki sodės. Nu, tai gerai būtų. Aha. Paskelbi taiką ir grįžti namo ruošti pamokų. Nesinori pamokų ruošti. Geriau karas, bet vis tiek gerą pasvajota, ne? Tai va, tokia ištraukytė. Ką jūs apie tai galvojat? Kad geras būtų karas, tik saldus. Saldus. Vyresniems, reiškia, skaitytojams labai daug esu prirašius. Va, yra ta blogos mergaitės dienoraštis, pavyzdžiui, knygutė. Čia apie tokią pašėlusią mergičką, kuri, reiškia, nu, jinai negali ramiai gyventi, jinai būtinai turi ką nors iškrėsti, paskui dėl to gailisi, jinai nuolatos meluoja, karstosi medžiais, karstosi po stogus, nu, žodžiu, tokia. Čia ilgų ištraukų neskaitysiu, bet jeigu norit, dar paskaitysiu vieną ištrauką, bet čia, žinokit, turit sulaikę kvapą, klausytis, nes čia labai rimti dalykai. Šita paskutinė knyga, kurią parašiau, yra apie meilę ir amžinybę. Ir jinai yra rimta, jinai yra paaugliams, reiškia, kurie jau pamąsto apie meilę, pamąsto apie amžinybę. Nu, aš manau, kad kiekvienas iš jūsų irgi turi kažką mylit. Ir čia va būtent apie tą jausmą. Siužeto pasakota yra beprasmiška, čia reikia vis tiek skaityti, bet aš perskaitysiu jums vieną savo mylimą ištrauką, kur aš galvoju, kad kažkaip joje yra knygos esmė. Čia viena mergaitė yra, labai keista mergaitė, kuri po avarijos prarado atmintį ir staiga tapo likti visai kitų žmogumi, pradėjo girdėti kitų mintis, puikiai staiga pradėjau groti pianinu, ko anksčiau niekad nesugebėjo daryti. Bet žinokit, yra, aš labai daug skaičiau, labai domėjausi tais dalykais. Pavyzdžiui, po tokių dalykų kartais būna, taip pasaulyje yra, reiškia, tokios medžiagos suradau, kad staiga moteris atsibunda po komos ten ir panašiai ir pradeda šnekėti japonų kalbą, kurios visiškai niekada nemokėjo. Nu, va, visokie tokie keisti dalykai. Mes labai daug apie save dar daug ko nežinom. Ir savo galimybių nežinom. Dėl to sakau, kad visada verta rizikuoti ir bandyti. Nebijoti bandyti. Ne tai, kad aš nusprendžiau, būsiu būtinai, Stalius. Ne, norisi rašyti, reikia rašyti, norisi dainuoti, reikia pabandyti dainuoti. Nu, galų galia aš irgi visą gyvenimą taip ir gyvenau. Man kažko pasidaro per mažą, aš bandau kitą dalyką. Nesakau, kad viskas sekasi jau ten labai ar kaip nors. Bet vis tiek reiškia, kai darbą darai su malonumu, jisai visiškai kitaip vyksta ir darosi. O dabar rimtoji
reiškia, rimtoji dalis. Čia jinai parašė rašinį, sužinojusi, kad mokytoja klasėje ten uždavė tokią temą. Mokytoja pasakė, vaikučiai, parašykit rašinį, kaip jūs įsivaizduojate meilę ir amžinybę. Nu, tai ten vieni rašė apie princus ir princesės, kaip jisai mylėjo ir kovojo dėl savo princesės, kiti rašė apie Romeo ir Džiuljetą, turbūt žinot, kas tai yra, nors tai dar nesimokot, bet vis tiek jau čia toksai, reiškia, labai garsus dalykas, Šekspyro kūrinys. O jinai, reiškia, visiškai savaip parašė. Dabar, hebrytė, jeigu jūs šnekėsit, man tikrai bus nelengva. Dabar žiūrėkime į rašytoją ir artistę. Viename. Taip, rašytoja pati skaito savo kūrinį ir stengiasi labai gražiai ir įtaigiai paskaityti. Pasiklausom? Idos, viskas jau, berniukai. Idos rašinys apie meilę ir amžinybę. Kažkur labai toli, begalinėje visatos erdvėje, ten, kur žmogaus akis nesiekia ir net mintis negali nuskrieti, raibuliuojančiame kosmoso dujų debesyje, susikibę už rankų plaukioja du maži žiburėliai. Tai vienas kitą labai mylinčių, bet dar negimusių žmonių sielos. Jos jau daugybę tūkstančių metų kartu. Čia jos kartu visada. Iš visatos tolumų jos pavydžiai stebi nuolat besisukančią aukanose skendinčią žemę. Mato ten gyvenančius žmonės, gyvūnus, žuvis, paukščius, vabzdžius ir augalus. Jos mato žemėje pulsuojančią gyvybę ir norėtų ten būti. Bet niekaip nesiryžta nusileisti ją. Susirasti ten tėvus ir gimti žmonėmis. Nes labai bijo pasimesti tarp žmonių gausybės ir išsiskirti. Bijo ten pasiklysti ir tada nebesurasti viena kitos. Tai daug baisiau negu būti negimusiam. Mūsų mylinčios sielos žino, kad atėjo laikas ir joms nusileisti į žemę ir gimti žmonėmis. Tai parašyta visatos knygoje ir niekas nuo to nepabėgs. Labai svarbu pasirinkti tinkamus tėvus ir tik tada leistis į kelionę. Bet joms dar svarbiau neįsiskirti, nes tai daug baisiau negu būti negimusiam. Jos dar tvirčiau susikabina rankomis ir prisiglaudžia viena prie kitos. Sunkus pasirinkimas labai, bet to neišvengsime, ne. Nors neilgai ten būsim, bet nenoriu būti nelaiminga. Ir aš, nes be tavęs ten laiminga nebūsiu. Žinau, atsimeni pereitą kartą, kaip tavęs ieškojau. Ir suradai, bet vėlokai. Paskui sugrįžome kartu. Kai pamačiau, kad iškeliauji, labai lengvai atsisveikinau su gyvenimu. Liūdna istorija, bet graži. Todėl yra prašyta. Liko gyviesiems, kad žinotų, kas yra meilė. Taip išliko amžiams. Meilė to verta. Mirties? Ne. Amžino gyvenimo. Turbūt visos meilės istorijos liūdnos ir baigėsi tragiškai. Gal, kartais, kai pagalvoju, gal mes be reikalo mylime. Be reikalo mylime, visą gyvenime ieškome artimos sielos, nerandame, nusiviliame, kankinamės. Gal ten žemėje to niekam nereikia. Juk ten gimstame po vieną ir mirštame. Suprantama, bet man labai gaila, kad taip mastai. Dar gaila, kad būdama tokio pavydalo nesugebu pykti. Jei būčiau žmogus, supyktum? Turbūt. Labai. Tiek to skrendu gimti, o tau teks manęs gerokai paieškoti. Beje, o kiek dabar laiko? 21 amžius. Aišku, sunku bus mylėti. Na, lik sveika. Mažas šviesos žiburėlis atsiskiria nuo debesies ir greitai nutolsta. Pasiekia pirmasias žemės ūkanas, leidžiasi vis žemyn. Likusi siela, kurį laiką vieniša virpa debesyje. Galop neištveria ir pasileidžia pavimui. Palauk manęs, ašgi tave myliu. Ji labai skubėjo. Todėl nesuspėjo išsirinkti nei tėvų, nei namų. Ta savo meilę besivejanti siela buvau aš. Gražu? Taip.
Truputėlį turbūt lengviau, mano kūriniai vis trumpėja. Aš esu parašiusi apie 40 knygelių. Įsivaizduojat? Ir kai kurios iš jų yra labai plonos. O kai kurios yra storesnės, tačiau vis tiek didžioji dauguma knygučių yra poezija. Ir jau dabar pasirinkusi esu daugiau gal vaikišką, nors norėčiau parašyti ir suaugusiems ir išleisti. Tai man kuo mažesnis klausytojas, tuo yra geriau. O tu manęs klausytumais nors kiek ar ne? Nesiklausysi? Taip, tai čia va aptikau, mes jums atvežėm visiškai nemenką bibliotekos papildymą. Taip, jeigu norėsit, tai tikrai visi galėsit su šitom knygelėm susipažinti, o iš čia esančios krūvelės aš prie 2 esu pridėjusi ranką. Tai vienai tokia knygutė mandagumas atvirkščiai, pamato, čia visi labai yra mandagus, kad paprasčiausiai, kiaulė pakvietė gaidį valgyti kiaušinienės. Gerai ar blogai? Gerai. Ne šis neiktas, ar ne? Tiesa? Tai tokio mandagumo galbūt ir nėra daug, už tai ir vadinasi mandagumas atvirkščiai. Gali būti tiesiog, kad norėjo pasielgti mandagiai, bet išėjo kaip visada. Nelabai mandagiai išėjo. Tai va, jums, jeigu rūpi kaip knygelės yra sudėliotos, tai čia esu aš, poetė Alma parašyta, o čia yra dailininkas Vladas, kuris nupiešė šitos piešinius, iliustravo mano knygelę. Tačiau kaip jums atrodo, aš asmeniškai pažįstu tą dailininką ar nepažįstu? Nepažįstu. Todėl, kad dailininkas turi laisvę piešti taip, kaip jam atrodo. Ir jeigu poetas vedžiotų jo ranką, sakytų, man gaidį nupiešti tokį, kiaulė 10 kartų gražesnė, sakykime, kaip grožio karalienė, ar ne, jis vis tiek manęs nepaklausytų, jis nupieštų taip, kaip jam reikia. Va, Kristina kartais nusipaišo, kiti dailininkai nusipiešia patys, tai tada jie... Gal ne viskas prarasta, gal tu pradėsi. Esu truputėlį bandžiusi, bet knygoje pasireikšti bijočiau. Tai va, vis tiek, jūs dabar pasakykit, jau reikia mąstyti apie vėlyvą vakarą, tai yra tokia labai graži lietuvių išmintis. Svečiu džiaugiasi 2 kartus, kai jis atvažiuoja ir tada dar, ir kai jis išvažiuoja. Taip, ir mes galvojam. Gerai pasakyti, ar ne? Įsivaizduokit, mes šiandien atvažiavom, o iš jūsų išvažiuojam tik tai po savaitės ar po mėnesio. Gerai ir blogai? Ir sekiojame į 3 parą svečias prasmirsta, ar ne? Tai va, tai yra ir viskas prasideda nuo labai paprastų žmonių bendravimų, žodžių, nuo pat vaikystės iki gilios senatvės. Žmonės susitinka, pasisveikina, taip, pabendrauja ir paskui jie padaro labai gerai, jeigu laiku atsisveikina. Iš esmės, jeigu laiku išvažiuoja. Tai aš esu tokį labai trumpą eilėraštį parašiusi, kuris vadinasi atsisveikinimas. Sakai trumpai, žodžius taupai. Sakai sveiki, sakai iki, kai gerą draugą sutinki. O jeigu svečias neapkarto, sakai jam iki kito karto. Taip, mes norim čia pasirodyti, taip, kada būtų vilties, kada nors jaunėlius atvažiuoti. Taip, kad nebūtum tokios išprašytos. Va. Tai va, prie šitos knygelės esu prisidėjusi kaip autorė ir jūs dabar man pasakykit, va čia dešinė mano ranka, čia truputėlį rastas toksai, pamečiau gerą rašiklį, tai kažkokį radau lūželį. Bet jeigu autorius savo ranką kažką užrašo skaitytojui, kaip vadinasi tas žodis? Autografas. O man atrodo, kad jeigu aš jums užrašiau autografą, taip, aš užrašiau jums autografą, taip, ir paliksiu jūsų skaitytojams, taigi, kadangi mes su jumis susitikome gražų vėlyvą rudenį, spalio 23 dieną, taip, ir tada aš prie to pridėsiu jums vieną klausimą, jūs paskui galėsit mūsų kai ko paklausyti. Ką veikti? Klausimas sunkiausias visam pasaulyje. Ką vienu ir tuo pačiu metu veikia viso pasaulio, o taip pat ir aurelių vaikai. Kas pasakė augalui? Auklėtoja? Tai nejaugi man auklėtojai reikės užrašyti knygą. Nu va, pažadėjai. Tai kaip auklėtojai jums užrašyti? Kaip jūsų vardas? Silva, ojei. Tai aš dabar rašau mielajai. Ar gerai, jūs auklėtoja? Taip. Mielajai, taip. Ir gerajai, taip. Rašyk nelabai mielai ir nelabai gerajai, auklėtojai. Silvai, taip? Silvai.
ir toliau eina nuoširdžiai Alma Karosaitė. Reikėjo kam nors dar smarkiau rėkti, aplenkti auklėtojai, būtumėt gavę knygę. Jinai duos jums paskaityti. Gerai? Ačiū auklėtojai. Labai. O jūs laimingai augit. Na tai gerai, o jeigu viso pasaulio vaikai vienu ir tuo pačiu metu auga, tai tie užaugę, tie suaugusieji, Lilė, Kristina, aš, jūsų auklėtojai. O ką jie veikia? Jūsų irgi auga. Jie irgi auga. Jie sensta. Ir trečias klausimas skirtas visam pasauliu yra taip, o kas vienu ir tuo pačiu metu ir ilgėja, ir trumpėja? Diena. O iš dienos ir metų kas susideda? Gyvenimas, taip, jūs labai teisūs, gyvenimas, taip, kuo jisai ilgesnis, tuo jisai trumpesnis. Jūs esate dar maži, kai kurie, taip, turite ilgą gyvenimo kelią priekį. Ar mes jau dabar čia atvažiavome kiaulelių, dievai žino, kaip čia dar mes važinėsim, ar ne mūsų kelias trumpėja, už tai mes taip skubėjom su jumis pabendrauti. Gerai, o aš, kaip jums atrodo, aš padeklamuosiu labai trumpų eilėraščių, gerai, bet taip sutrumpinsiu, kad aš jums neįkirėčiau, gerai? Taip, aš rašau visokias abėcėlės, kačiukų rašau, šuniukų abėcėlę. Tai aš jums paskaitysiu, H raidė yra sunki? Ne. Nu, gana sunki. Tai mano vienas kačiukas, toks Rainas, taip, tokiam bestsellerį, 5 knygelės laidos kačiukų ABC išėjo ir mano kačiukas prieėjęs H raidę mąsto taip, ar ne? Herbuose nėra kačiukų. Čia aš nuoskaudą jaučiu. Būna meškos ir ereliai, kaip patikt bent vienai šaliai. Ir aš tam kačiukui, kuris liūdė, kad nepapuola į valstybių herbus, aš jam sakau, katinėlį, tu tik būk protingas, tu tik būk išmintingas, kokia nors turtinga valstybė vis tiek kada nors pasikabins herbą, iš kurios poksos katinas, atsiprašau, žiūrės. Nes katinas yra labai išmintingas, jis yra egoistas, save labai mylintis, bet kokią jis gražią dainą yra sugalvojęs. Miau, 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 aš miau, kad pelytėms būt linksmiau. Nesvarbu, kai sapelė taip pagaus ir sugrauš, jam atrodo, kad katė laimingai gyventi, pelė laimingai be katino šiam pasaulyje gyventi negali. Na, jis ją gali suvalgyti tiesiog iš didelės meilės, tokiam pačvelniam peiliukui. Tai va, o tada dar kitą eilėraštį. Skauda vilkui proto dantį. Taip tas skausmą išgyventi, bet dėl šitokio danties pilkis viską iškentės, duotų 10 paprastų už tą vieną su protu. Kai aš leidau tokią knygelę Nosytės tiesumu, tai labai buvo sunkus laikai, buvo sunku iliustratorius gauti, leidėjas neturėjo pinigų ir man tą knygelę iliustravo jau dabar amžinatelis visų mūsų mylimo poeto Justino Marcinkevičiaus anūkė Salomėja. Ir prie vilko dantų, proto dantų buvo pripaišyta visokių dantelių. Ta mergytė tos dantelius knygelį nupiešė iš natūros, kaip tik jie iškrisdavo vaikystės dantelis. Jinai dėdavo į dėžutę, o kai pasidarė dailininkė ir iliustratorė, jinai tos dantelius išsiėmė iš tą savo dėžutės ir nupiešė ir padėjo prie vilko, kuris taip pat savo dantelius išsitraukė. Va, kaip čia yra. Gerai, aš jūsų ilgai aš jūsų nekamuosiu, bet mes paprasčiausiai vieną patį trumpiausią ir patį naudingiausią dvieilį išmoksim su visa sale. Bet aš vien vaikų galvų apkraut nenoriu. Tegul ir auklėtojai išmoksta tą dvieilį. Labai naudinga, gerai? Kokia didžiausia šventė dabar laukia mūsų? Kalėdos. 100% su jumis sutinku. Tai yra iš tiesų kalėdos. Taigi, jūs padeklamuosit maždaug gruodžio 23 dieną tik tai 2 eilutes ir jūs pamatysit, kaip jums laimingai susiklostys šitą šventę. Iš anksto pakvieskim kalėdų senelį, kad jis su maišu nepraeitų pro šalį. Kartojam, iš anksto pakvieskim kalėdų senelį, kad jis su maišu nepraeitų pro šalį. Aš išvažiavau, ar ne? Taip? Nebėr kas primena, reikia 3 kartą dar pagalvoti, ar liko galvose, taip?
iš anksto pakviesti kalėdų senelį, kad jis sugrįžtų pro šalį. Man atrodo, kad kažkas iš jūsų praleido žodžius su maišu. Taip? Taip. Būtinai galit kitką užmiršti, maišo neužmirškit priminti tam seneliui. Jeigu nebus pasakyta su maišu, tai gali būti koks paskutinis bastūnas, kuris šliaužia aplink kaulelius ir neturi jokių dovanų. Būtinai turi. Žinokit, poetė, pas mus yra šitai. Ateina tas senelis šaltis, tas, kuris ateina, ir jis ateina tik su saldainiais. Ta diena pašok, bet jis nežino, jis ateina načiau. A, jis ateina naktį. Jis ateina vis tiek reikia jam priminti. Po eglute viskas sudėta. Nu tai gal čia jau labai gerai veikia tas kalėdų įsakymas. Ko gero. Galima, kad nepraeina pro šalį. Tai gali būti, tai gali būti. O dabar jūs pasakykite, o jūsų šituose gražiuose namuose direktorius yra vyras ar moteris? Vyras. Aš jums pasakysiu, kas tokiam berniukui, Vilniečiui, tokiam nelabai. Jis truputėlį išdykęs, tas mano Mikė. Bet nėra toks išdykęs, kad, pavyzdžiui, mokyklos langus išdaužytų. Jis vis tiek galvoja surimties ir kada nors bus Lietuvos prezidentas. Tai jis dar tokį trumpą, kad jūs įsivaizduotumėt, kaip atrodo berniukas, kuris gyvena Vilniui. Ėjo Mikė iš 5, nešės guzą ant kaktos. Net direktorius girdėjo, kaip jis guzėsi. Ar žinote, kodėl? Ogi todėl, kad berniukas, jeigu prikiša galvą taip prie direktoriaus kabineto, a direktorius staigiai daro duris, ar ne? Guzas garantuotas. Tai ačiū, kad klausėtės. Labai ačiū. Dar kaip jums atrodo, jau 2 viešnios kalbėjo, mes esam labai laimingos, kad nebuvom nušvilptos, taip? Tai dabar jau Lilė Žadeikytė, taip, giminių artistė. Tai jau yra garantuota, taip garantuota, kad jinai. Ką jums pasakyti, ką? Jūs turbūt viską mokat, viską žinot, viską suprantat, ne? Aš tai nesuprantu. O ko nesupranti? Kažko, jo? Gerai, pasakysiu, ko aš čia atvažiavau. Taip. Važiuoju pūkštė kaip vežys, važiuoju pūkštė kaip vežys, važiuoju pūkštė kaip vežys, juodai raudonas parvežys. Supuosi linksmas vagone, supuosi linksmas vagone, supuosi linksmas vagone ir beldžias posmą į mane. Pas mus, kol jų nepamiršau, pas mus, kol jų nepamiršau, pas mus, kol jų nepamiršau. Žalion pinigelę užrašau ir va lauktųjų žu, ir va lauktųjų žu, ir va lauktųjų žu. Aš jums eilėraščius vežu. Dabar aš jums pasakysiu tokį dalyką. Šitas eilėraštis buvo parašytas toks. Važiuoju pūkštė kaip vežys, juodai raudonas garvežys, supuosi linksmas vagone ir beldžias posmai į mane. Pas mus, kol jų nepamiršau, žalion knygelėn užrašau ir va lauktuvių žu, aš jums eilėraščius vežu. Buvo tik tiek parašyta, vat tiek. Bet vat kažkaip užsinorėjo išdarkyti eilėraštį. Taip, kad galite va tą Almos knygutę paimti, ten kur trumpi eilėraščiai. Ir iš jų irgi galima visokių fokusų padaryti. Kad ne eilutę paprastai perskaityti, bet tą eilutę paprasčiausiai ištampyti, išdėlioti kaip nors. Čia jau vadinsis režisūra. Nors aš irgi studijavau režisūrą. Va. Maskvoj. Nu, geras. Jo. Nu, o dabar, jeigu apie poeziją, toliau kalbam. O jūs mokat ką nors? Taip. Mokat? Aiš, pasakyk ką nors. O, taip. Jeigu kas nors išdrįstų, ar ne, tai išpirktų biblioteką išsipirktų. Arba savo visas mažas knygas, kurias mes žodžių kokį nors pasakyti, kur ant lapės bareisi šitos sukčiuvienės.
Tu atsimeni? Neatsimeni savo vaikų. Nu dabar pagalvok. Išdrįskit. O kad visi, visose salėse vaikai išdrįsta. Kad visi išpirktų šitą. Taip, šitą kalną. Mes visi kartu pasakysime tokį dalyką. Gerai. Du barzdukščiai miškinukai, miško motinos anūkai, ganė margą boružėlę ir sudėjo dainų žėlę. Antrancikacėlę. Mise ase kumbacėlė, mise a, mise b, mise ase kumbacė. Dainų žėlė nuringavo, dvi nykštukės pasigavę uždainavo, net šilai pamėlinavo. Dabar, kad šilai pamėlinuotų. Antra. Nu visi Antrancikacėlė, mise ase kumbacėlė, mise a, mise b, mise ase kumbacė. Aš manau, kad jūs knygas jau tikrai išpirktos, ar ne? Taip, šitoks choras. Garantuotai, taip visos jūs. Ir tarp jų yra Algimanto Žurbos, auklėtojams pažįstamas tikriausiai rašytojas, taip, Raganaitė Vida, taip. Va, tai galėsit skaityti. O tada išmoksit su visokiais priešais kovoti. Už tų kaimelių tolimų, kurių pusnelių tylimų, pakyla vakaras miglotas, sustoja tyliai prie namų. Ir aš į kambarį skubu, krosnelį. 3-4. Ačiū!